Čia pokalbių šou. Šou apie pyktį ir susitaikymą. Aš susipykstu su draugėm dėl, pavyzdžiui, kad jos pasikviečia draugę kažkokią ir mane išmeta iš to žaidimo. Aš su jums susipykstu, aš su jums nebedraugauju, nebenoriu su jums draugauti. Aš atsisėdu ir liūdžiu. Ai, man dabar kažkas skambina. Labai atsiprašau, mes tai atsilieksim. Visą gerą. Tai būna, kad aš kartais netgi su sese susipykstu. Mes žaidžiam tokį žaidimą draugės. Kaip mes ten bendraujam ir taip, viena taip kita. Mylim ir taip toliau. Atsakykite, kaip jūs susitaikot? Susipykom, susitaikėm, aš net to nepastebėjau. Ir po to buvo vėl, kad susipykom, susitaikėm, susipykau ir vėl susitaikiau. Susipykau ir tada kažkaip tas man nusimiršo visas. Ir pradėjom vėl žaisti, liktais niekur nieko. Tai vat. Draugaujam. Gyvenkime draugiškai. What a beautiful is this Sunday. Labą dieną. Šiandien laidoje. Tu sakai! Sveiki! Laidoje matysite apie pyktį ir susitaikymą. Labą dieną! Koks jūsų vardas? Čia buvo vieną kartą, kai mes buvom įsikūrę po tokių fortepijonų didelių, mes apsiklostėm tam ir vis tiek numetė tokį, tokią pagalvę, kur buvau uždėjus. Tai vat. Ir todėl taip supykau, kad tam buvo labai svarbi pagalvė. Ir mes parodysim jums vieną dainelę.